10 litrų reikia man 600, ne? Jeigu 40, tai mes 2400. 500 pas mane yra, tai kiek vės 9 litrų. Imsim daugiau. Susipažinkim, čia Danutė, kuri vaikystėje svajojo tapti plaukų kirpėja, bet likimas jai pametėjo visai kitą profesiją. Ir dabar jos rankose gimsta nuostabus maisto kūriniai. Ji kaip tikra fėja gamina su meile, jog jos maistas virsta šedevru. Šiandien ji kviečia iš arčiau pažiūrėti, kaip yra gaminama naminė gira. Ir visas veiksmas prasideda nuo to, jog mums reikia apkepti duoną 200 laipsnių temperatūroje, kad apskurstų iš abiejų pusių. 10 litrų kibirui mums prireiks 600 gramų keptos duonos. Dabar pilsime užvirintą karštą vandenį. 10 litrų. 10 litrų, ne? Taip. O mielės kada dėsit? O mėlis, čia mėlis pačioj pabaigoj, kai mes perkošėm duoną, kai jinai pastovės porą valandų. Tai dabar vanduo stovi su duona, ne, turi vanduo, kaip duona išmirkti tam vandenį, ne, ir atvėsti vanduo. Vanduo prisigert turi visą skonį duonos, išimti iš duonos visą skonį. O su kuo perkošit? Per sitelę, gražiai mes perkošėm, statom šaltą vietą ir laukiam, kuo temperatūra bus 20 laipsnių. Vandens tam 20. Ir tik tada mes dėsim mėlis. O kaip matuosit, su pirštu? Kaip matuosit? Ar su termometrą dedate? Jeigu turi termometrą, gali su termometru. Jeigu ne, jeigu su ranku prisilti prie kibiro ir jis nekarštas, todėl kad temperatūra 36 ir 6 gramus, ne? Taip. Nu, tokia temperatūra turi būti biškį vėsesnė. Ir mes dabar užstatytų kibirą, nustatysim kitas kibiras. Gerai, tai einu aš tada užstatysiu dar vandens karšto. Taip. Toks grožis. Kvapas toks. O vėliau, kad su ta duona jie išmesti lauk? Taip, jinai nereikalinga, bet galima, jeigu yra gyvūnai, galima atiduoti kažkokiam tai suvalgyti. Kai perkošėme vandenį su duona, palaukėme, kol jisai atvės iki kambario temperatūros ir subėrėme mieles, razinas ir cukrų. Į 10 litrų kibirą mes dėjome 32 gramus mielių, 120 gramų razinų ir 1 kilogramą 400 gramų cukraus. Kur dabar šitas kibirus reikia laikyti? Kambario temperatūros, kambarį terpę paliksime. Čia ir paliksime virtuvėje? Taip. Iki ryto, kol jinai atvės. Uždarysite su dangčiais, ne? Ir per naktį paliksite. Negalim. Turi būti atidaryti, kad jinai kvėpuotų. Jeigu mes uždarysim, tai jinai užsidūs ir paskui mes nesigaus. O kitos dienos rytą mus pasitiko tokie garsai. Jūs tik paklausykit, kaip naminė gira bendrauja. O, koksai painuolis, atvažiavo pasisveikint. Nu, koks tu gražus. O, koks sparnuotis. Sveiki visi. Šiuo metu mes su vyru randamės mieste, Vilniaus mieste, nuomojamės šio būstą. Šiek tiek atitolome nuo savo sklypo, tik tam, jo galėtume atsigauti, atsipūsti ir su naujomis šviežiomis jėgomis kibti į tolimesnius darbus. Bet nesijaudinkite, mūsų kanale jūs vis tiek matysite sklypo reportažus ir vienas iš jų bus šiandien. Pavasario pabaigoje, žodžiu, mes nusprendėme su vyru surengti giminės susitikimą. Visų pirma, noriu padėkoti visiems ten dalyvavusiems ir ypatingai tiems, kurie prisidėjo, jog ši šventė įvyktų. Tai ne tik aš, ne tik vyras, bet taip pat ir daug kitų žmonių, Artūras, Ivanas, Ignas, mano sesė. Taip pat vyro mamai, kuri kaip tikra mama, namų šeimininkė pasirūpino, jog ant stalo nebūtų tuščia, jog kiekvienas galėtų paskanauti skanaus maisto ir
Ir taip pat jinai pagamina nuostabią naminę gėrą. Užsukta. Gerai. Pikničiokas mūsų. A tai kas pasidarė? Nesuvaikščio? Nu, nevaikščio. Jinai užduso, uždaryta. Jinai turi kvėpuoti, garuoti ir vaikščio turėjo. Bet jau kaip yra, taip yra. Ir išmaišyti dabar su Taip, vaikas, taip. Turi samti. Kai reikia išsisukti iš situacijos, tai bet kas tiks. Reikėjo ranką įkišti ir išmaišyti. O šiaip gražiai atrodai. Balta, geltona spalva. Kągi, toliau tęsime pažinti su mano šeimos nariais. Ir dabar ekrane jūs matote mano nuostabėją sesutę. Tarp mūdviejų yra 8 metų skirtumas. Ir kaip jau matyt supratot, aš esu ta vyresnioji sesė. Nepaisant amžiaus, Viktorija yra įnešusi į mano gyvenimą gražių ir vertingų dalykų. Vienas iš jų, už ką aš esu jai dėkinga, tai yra, jog ji mane supažindino, parodė kaip naudotis video montavimo programėlė, kuri vadinasi CapCut. Šios programėlės dėka aš pradėjau kurti, montuoti video, juos talpinti į YouTube ir dalintis su jumis. Iš kur čia šitą šlepą? Čia tavo? Čia Igno. Pasisavinau. Duonytė. Dalykas. A bet neišiminėjom gal? Подожди, мы тут для другого. Ir žinote, tokie įvykiai, kai susibūrė komanda ir komandos nariai veikia dėl vieno kažkokio tikslo, tu pamatai, kiek daug yra nuostabių žmonių. Ir kiekvieno iš jo indėlis yra labai svarbus. Tad šiuo video aš noriu parodyti vieningumą. Kai būna tas vieningumas, įvyksta labai daug gražių dalykų. Tai tikrai nebuvo nuobodi diena. Nors buvo tikrai ganėtinai intensyvus metas besiruošiant šiai dienai ir tą pačią dieną, jog visi svečiai susirinkome su vyru, dar tik važiavome praustis ir pasiruošti, nes iki to laiko dirbome. Bet tai buvo pirmoji šventė, kada mes pasikvietėm tiek daug žmonių pas save į svečius. Mes jautėme atsakomybę, kad visiems būtų gera, kad visi tikrai komfortiškai jaustųsi. Хочу в коляске. Надо чуть больше, чем... Так, что тут у нас вкусненького? Čia yra mano pusbrolis Patrikas. Tai yra užkietėjęs keturračių fanas, kuris ir privertė mane ir vyro pamilti taip pat keturračių sportą. O be keturračių sporto mėgsta žaisti dar ir futbolą, tad kartu su savo tėvais ir jaunesniuoju broliu atvyko pas mus į šventę, kurioje mes ir žaidėm futbolą. Ir jam buvo labai gražiai pasipuošę. Turėjo bendrą tokią atributiką, baltos maikutės ir kepurės ir iš visos minios labai išsiskiria, taip pat šeimyniškai. Tai mes su vyru dar keletą dienų, ar gal net ir savaitę laiko, tikrai labai gražiai šnekėjome, atsiliepėme apie juos, kad jų šeima papuošė mūsų šventę. Вот это я меткий снайпер. Ne, susikapalino rankytę. Kokios kartais gali būti netikėtos pažintys, kai šeimos nariais patampa ir patys draugai. Ir vienas iš jų yra Dmitrijus, arba trumpiau tariant, Dzima, kuris kartu su savo sūnumi atvyko į mūsų kuriamą šventę ir papuošė ją savo buvimu, nors ir trumpai. Artimesni draugai su Dzima yra mano vyras, bet
tiek, kiek teko man su juo bendrauti, aš susidariau tokį įspūdį ir kas mane labiausiai sužavėjo ir papirko jame, tai teisingas požiūris į vaikus. Jis dažnai dalindavosi, jog daug laiko leidžia kartu su sūnumi, investuoja savo laiką į sūnų, keliauja, mokina jie naujų dalykų, padeda pažinti pasaulį. Ir kaip iš tiesų yra nuostabu turėti tokius draugus, kurie tiesiog savo gyvenimo būdų tave įkvepia, tave mokina ir tampa tau pavyzdžiu. Я же в шашки. И в шахматы играю. Я и в шахматы играю. Šios idėjos iniciatorius buvo vyras, nes, kaip sako, kad nereikia laukti ypatingos progos, jog susitikti visiems drauge ir pabūti, pabendrauti, linksmai praleisti laiką, atsipalaiduoti, pasidalinti galbūt netgi tuo pačiu savo skausmu, savo kažkokiais išgyvenimais arba kažkokių patarimų gauti, naujo įkvėpimo. Tai, žodžiu, pavasario pabaigoje mes surengėm šitą susitikimą ir jis praėjo ganėtinai taip audringai, vadinkim. Suprasit kodėl. Tai nebuvo vien tik tais pasisėdėjimas už stalo, nes ir mėtėm strėlytės, ir žaidėm futbolą. Ir futbolai, kas svarbiausia, nebuvo amžiaus cenzus. Ten žaidė ir moteris, ir vyrai, ir jaunesni, ir vyresni, žodžiu, mišri komanda, netgi ir tą patį šunis norėjo jo irgi pretenduoti komandos narius, reikėjo iš aikštelės juos traukti. Надо пить придется. Не надо так бежать, блядь. Na, o čia turėčiau šiek tiek trumpam staptelti ir pristatyti, kasgi čia vyksta. Kadangi mes su vyru nesam vartojantis alkoholį, nebent tai būna keletą kartų per metus ypatingomis progomis, mes alkoholio vartojimą pavertėme žaidimu. Mes nebuvome kategoriškai nusiteikę prieš, bet norėjome, kad jo vartojimas būtų tarsi užsitarnautas. Sesė kartu su savo sužadėtiniu Ignu pripūtė balionus 2 skirtingų spalvų ir juos sukabino ant tvarto sienos. Tuomet mes jau galėjome pradėti žaidimą. Gavę po vieną strėlytę, ją metėm. Jeigu pataikome į raudoną balioną, mums atitenka stikliukas su naminė gira. Jeigu į baltą, na tuomet gėrimas sušildantis iš vidaus. О, белый! Хорошо. Так, ушкастышка, лошинуку, шканю. О. Так можно. Свою рюмочку папе или маме даешь? Откуда надо? Отсюда тут я не знаю, что моя рука захочет. O, kažkaip labai sėkmingos moteris. Labai troškina. Это вас напяли Слонинка. То для взрослых потом. Девушки, вы не кидайте, сразу подходи белую пей. Я касаю. Nu, mama, vieną akį primerk. Диманты pasitrauk. Который глаз не видит. Левый. Ты куда рука потянется? Да, куда рука потянется? Вторую попытку дали бы. Так ладно, мне пофигу. Не с чем. Сколько сказали в глаза. Колбаска. Колбаска. На море тут ящик. Что там еще? Все? Все напились? Соседка ваша. А, Тараса. Ну, все вискас горей. Вискас горей. Мне reikia priprasti. Дай 2. Колбаску только. А расстояние какое? Отсюда. Отсюда, да? Говоришь, белая водка, да? Ты хочешь водки? Пьют родители. Давай. Geriausia raudona ir
Это очень тяжело. Не попал! Labiausiai matyt pasižymėjo ir įsiminė visiems tai Artūro dalyvavimas. Netgi dabar prisiminusi man juokas kilo. Žinau, kodėl. Dėl to, kad žmogus taip nuoširdžiai norėjo pataikyti tą baltą balioną, bet taip jam nesisekė pataikyti balioną, jog netgi prisijungė kiti žmonės pataikyti už jį. Bet kaip nesisekė, taip nesisekė. Сигарта, bet не судьба. Ну вообще не судьба. Я говорю. За меня! За меня! За меня! Там еще на земле валяется. И смотри, не получится. Да, вам больше везет. Не получится. Не получится. Чем больше возмущаешься, тем больше не везет. Смотри, бах. Я говорю, стоп, я могу тут стоять и говорить, кидайте за меня и не попадете. Так близко не можно, ты что? Ну еще раз. Mažiau, davai aš pabandysiu už Artūrą. Už Артура? Если не попадете, точно выпью. Он сказал, не попадете. Не работает у нас так. А могу я еще раз потом попробовать за папу? Ну, за папу. Ну, это последний уже за папу. Галя, мама. Сидела рука. Мне подскользнулась. Вадим этой, за меня. Оба попал почти, но не пробил. Запах почувствовал. Кстати, за пивон уже выпил. Последняя попытка разминку сделать. Ну, давай, Artūrai. Давай, тебе верю, папа. Ta diena Artūras mus mokino visus užsispyrimo, kaip reikia atkakliai siekti savo tikslo, nepaisant to, kiek nesėkmių prieš tai buvo, ir tikėti, jog pasiseks. Artūras, neprarasdamas vilties, nusprendė dar kartelį pabandyti, kai liko jau paskutinis vienas baltas balionas. Ай, а что мягко? Стипрей мясо. Главное, стипрей. И главное, стипрей норек. Стипрей. Stipriai noriu. Норек, ну. Чаман! Наконец-то! Долгожданная рюмка! Ir žinote, prieš porą dienų mes prisiminėm ir kalbėjome apie šitą įvykį. Ir Artūras pagaliau išdavė tą paslaptį sėkmės. Nepasikuklino ją pasidalinti. Jisai įsijautė į Maiko Taisono vaidmenį ir tapo nenugalimas Artūras. Квасик, уже не страшно. Квасик или колбасик? Aš noriu kalbaškį. Колбасик. Колбаса! Мармелад! Sasysečkos. Žodžiu, buvo labai linksma ir tuo aš noriu parodyti, kad žmonėms trūksta tos saugios erdvės, kur jie galėtų taip savotiškai pasakysiu, nusirauti. O ten tiesiog visi ant vienos tos pačios bangos pasijuto jaunatviškai, sveiki, stiprus. Мальчики, а разминку не будете делать перед футболом? Šita dievačka tai yra Artūro dukra, vardu Flavija. Vardas tikrai labai retas ir įspūdingas. Flavija yra labai graži mergina, išskirtinų bruožų. Mudu su vyru labai džiaugiamės, kad jinai greitai adaptavosi naujoje aplinkoje ir susirado savo naujų draugų. Ši šventė leido žmonėms atrasti naujas pažintis. Kaip ir Flavija susirado draugų, taip ir mudu su vyru susipažinome su platesne savo šeimos, giminės, draugų bendruomenė.
Bet mes netilpsim tiek. Susitalpinsim mažiau. Palauk. Pieni. О, молодцы! 5-5, пускай играют. Jau viskas pasiskirstėt? Там. Поговорим. Ой, хорош. Tai palauk, kas dar liko? Žaidžiat? Только не трогай. Bet sutikim, kad... Без рук вот так вот. Хорошо. Ne, nu būkim realistiai. Давай, против папку. Štai ir oras šiandien koksai nuostabus. Tai tik ir norisi dalintis labai gerais dalykais. Против туда! Артур, сюда! Назад! Jūs tik paklausykit, kokios emocijos liejasi. Aš filmuodama jaučiuosi, kaip būčiau tarsi tikrose futbolo varžybose. Aš filmuoju. Незаконный. Всех желез бурной. Люди, у меня замена! У меня ноги болят! Иди отдыхай. Не затухай. Да, тусоваться назад. Прикиньте, девочки, организуйте чего-нибудь. Если мы продуем... Kas gražiausia iš tiesų ir kelia šypseną, tai yra matyti tą vaizdą, kai skirtingo amžiaus žmonės susirinko į bendrą veiklą, į bendrą tikslą, tiesiog sužaisti linksmai futboliuką, tarsi sugrįžus į vaikystę su savo kiemo draugais. Todėl manau, kad tikrai kiekvienas iš ten žaidžiusių pasikrovė pozityvumo dozę visai ateinančiai savaitei. А счет какой? Салон месье Жана. Дружба! Победила дружба! Aš manau, kad tai yra pati didžiausia vertybė ir pats gražiausias aksesuaras žmogaus. Ne rūbai, ne mašina, ne prabangus namai, ne sklypai didžiausi, o būtent žmogiškumas. Tai yra pats didžiausias ir gražiausias aksesuaras, kaip koks brangakmenis, kuris puošia žmogų. Ir man žmogiškumą pradėjo mokyti ir rodyti vyras. Наша команда 5-3 выиграла! Kągi mažiau, man atrodo, kad mums tikrai pavyko suorganizuoti ir įgyvendinti šitą šventę. Taip, gal ne visų 100%, nes negalėjo kai kurie artimi žmonės dalyvauti, kaip pavyzdžiui tavo brolis su šeima, tėtis, mano krikšto tėtis su šeima. Tad
Manau, kad tai turėtų būti mums kaip motyvacija dar kartelį surengti tokią šeimos ir draugų šventę. Kaip atsidavusiai žaidė, visos šlapės. Nu, eik, Deimantai, visus kvies.